Jūs pasižiūrėkite, kokį grožį kūrė buvusios civilizacijos. Oho. Oho. Aš visą tai jaučiu ir žinau. Bet kai pamatau tai savo akimis, realiai, tai wow. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Kokie grožio pastatai. Kokios skulptūros. Wow. Kokie namai. Oho, nuostabu. O mes, debilai, mes visiškai debilai, bukapročiai, idiotai, čia nėra tokio žodžio apibūdint. Karą gamyklas į poligonus statom. A jūs juokaujat? Gydykitės, ligoniai, jūs esat ligoniai. Visi, kas stata karinius poligonus, kas investuoja į karą, jūs esat ligoniai. O aš esu vien sveikiausių žmonių šitam pasaulyje. Gaidžiai jūs, pasižiūrėkit, kokią grožę, ojo majo. Pilis, wow, kokie ornamentai, kokie, wow, aš trūksta žodžių. Tai yra genialu, tai yra nuostabu, tai yra stebuklinga. Wow, pilis, nu einam dar parodysiu. A jūs juokaujat, jūs pasižiūrėkit. Nu, kaip sakoma, nepertikė to grožio, bet žinokit, mano balso intonacija turbūt viską pertikė. Čia yra belia kaip gražu. Pažiūrėkit. Kokia struktūra. Ten dar skulptūros didelės. Kokie grožio pastatai. Ojo majo. Va čia tai yra kūryba. Va čia tai yra didinga. Nu, dar bus ir nuotraukų, žinokit, tai... Vova, vyva. Wow. Čia jums ne karinį poligoną pastatyti. Wow. Ką mūsų atsilupėliai dabar tie, kurie mumis čia valda, čia kur grasin karais pastatytų va tokį grožį. Tai čia ir neįmanoma. Tie bukapročiai, jūs pažiūrėkit, kokius namus jie pasistato. Palyginkit su šitą didybę. O, majo. Wow. Va, kur yra didybė. Va, kur yra elitas. Va, ką jie statė. Kur pažiūrėsi? Arkos. Struktūros. Rankų darbas čia realiai. Wow, wow, wow. Dabar būna, kad jaunimas klausia, čia tas dievas yra ar nėra, tikėt ar netikėt. Kai pamatai tokį stebuklą, tokią didybę, žinokit, išnyks visi klausimai. Čia tas... Čia, aš nežinau, kaip pavadinti šitą daiktą. Šitą dalyką. Bet kas esat matę gyvai, tai... Čia, wow. Aš be žodžių. Vova, vyva. Čia esu Krokovai, jeigu ką, tai... Čia, nu taip tiesiai šviesiai tariant, čia yra Tartarijos buvusi imperija. Ir tie globalistai, tie šunsnukiai, tie šumpalaikiai viską sunaikino, paliko valikučius. O buvo visa Europa tokia, gal net visa Euroazija, tiksliai nežinau. Bet čia buvo viena didingiausių imperijų, kuri gyvavo ant šitos žemės. Ir tie idiotai, kurie dabar viską nors sunaikinti, va jie šitą sunaikino, dėl to aš esu toks piktas. Ir už tai aš jiem niekada neatleisiu. Nes viskas aprūdijo ir apgriauta buvo ir čia dar klausimas, ar čia yra pati viršūnė. Nes buvo užpilta tom dirbtiniam technologijom, kurias jas turi, kuriom gali... Ir jie realiai viską sunaikino ir užpylė čia daugą tuo dirbtiniu tvanu, apie kurį rašo Biblijoje. Čia viskas globalistų darbas buvo. Jie dabar lygiai tas pačias technologijas naudoja ir dirbtinę klimato kaitą vykdo. Dėl to mes ir Lenkijoje, ir Lietuvoje visur turime šitą gaitišką purviną dangų. Pažiūrėkit, čia wow. Čia kur pažiūrėsi, ten stebuklai. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ir tų bažnyčių yra pilna ir Vokietijoje, ir Italijoje, ir Prancūzijoje, visoje Europoje. Ir tie ten Trumpai, Putinai, Zelenskiai, visokie, jie yra šiukšlės. Šiukšlės, jie yra tiesiog, aktoriai, šiaip ne šiukšlės, šiukšlės. Bet kad nei vienas iš tų naikintojų niekada nesugebėtų tokią daiktą pastatyti, nes čia aš nežinau. Čia aš nebeturiu ką sakyti, čia pasižiūrėkit, kokie statiniai. Va čia yra buvus Tartarijos imperija.
kurią sunaikina ir nuplovė nuo žemės. Ir tada atsirado mes. Palikuonis. Viens kits atsimena tos dalykus. O kiti įsižiūrėjo, eina ir žiūri ir galvoja, kaip taip įmanoma. Įmanoma, buvo technologijos, su kuriuom statė. Kaip yra dabar 3D printeriai, tai buvo žymiai didesni printeriai, kurie statė va šitas bažnyčias. Nu, čia žodžiu, aš negaliu sakyti, kad aš čia viską žinau, bet, nu, turiu įtarimų. Ir viskas, wow, čia kiekvienas pastatas. Ir dar va, sakau, klausimas, kokie aukščiai iš tikrųjų. Nes kad 4 aukštai aš abejoju. Nu, visko gali būti, bet esmė, kad visi senamiešiai, kaip ir Vilniui, yra po 2-3 metrų sluoksnių pastatyti. Va viskas čia sukrauta, jeigu čia mes atkastume, rastume dar ir dar ir dar. Tai ta prasme, jeigu jūs galvojat, kad čia meilė išgelbės kažką, tai žinokit, ne, nes va jų neišgelbėja. A neišnyka, į nieks daugiau tokių stebuklų nebestata. Dabar mes statom karinius poligonus, pasauliniam karui ruošiamės. Idiotai jūs, blėt. Pasižiūrėkit, arkliukai. Ir va, tokių dalykų, va kaip dabar va čia arkliukai su karietom, tai čia buvo pilna apstu. Pilna apstu. Čia skraidė paukščiai, čia, žodžiu, rojų buvo sukūrę žmonės. Ir tada atėjo blogis. Apgavo juos, užmigdė. Ir tada atsitiko tai, kas atsitiko. Wow. Nu, žodžiu. Tai va. Ir dar vienas pastebėjimas, kad ant šitų, aš nežinau, ar čia bažnyčiom galima vadinti. Nes man atrodo, čia biški žaidimas vadinti bažnyčiom, čia buvo daugiau. Ir nei ant vieno šitų bažnyčių stogo ant viršaus nėra jokių supistų kryžių. Nei vieno kryžiaus. Nežinau, ar čia matysis priartinus, bet nėra. Nei čia, nei ten, nei ten. Nes tie kryžiai čia yra mirties simbolis. Jūs patys nežinot, ką jūs nešiojat ir kam jūs meldžiatės. O ten va vidury yra saulutė. Saulė, kuri prižiūri 12 valandų, tai yra saulė, kuri prižiūri 12 mėnesių. Nu, žodžiu, čia ta istorija, žiūrint, tai man atrodo, buvo saulė atjungta nuo tikėjimą ir padaryti 2 atskiri dalykai ir viskas ant tiek yra suvelta. Pagonybė, krikščionybė, budizmas, absoliučiai visi tikėjimai buvo viename. Ir iš jų padarė daug. Ir nėra jokių kryžių. Ir visai pastatyta kitaip. Nu, žodžiu, nuostabu. Tikra. Tai yra tikra. Va čia galiu patvirtinti. Kažkas šiam pasaulyje yra išlikę tikro. Nu, žodžiu. Ta prasme čia. Wow. Ir viskas pastatyta iš akmens, iš mūro. Ne iš plasmasės, ne iš gipso, ne iš tų profilių. Kaip dabar viskas stato idiotai. Gėda žiūrėti, pikta ir negaliu. Bet pažiūrėkit, kaip gražu užtat. Oho. Wow. Krokuva, Lenkija, būtinai atvažiuokit, atsiveškit visus. Ne į kino teatrus vaikščiokit, o važinėkit po miestus. Vėl matome bažnyčią. Įspūdingo grožio, tiek žodžių nėra prigalvota, kad apibūdinti šitą grožį. Bet ant jos viršūnės nėra jokių kryžių. Matot? Jokių. Atsiprašant, supistų kryžių. Yra tik va, saulutės, visokie ornamentai ir begalinis grožis. Jo papa, čia pamatai tokį grožį, klauptis noris. Bet van šitų, kurie galimai buvo pristatyti, jau yra kryžiai. Va, jau čia tada nukryžiuotasis yra, bet jau su tais kryžiavimais man jau čia yra didelių abejonių, nes jeigu aš būčiau Dievas, tai aš norėčiau, kad žmonės mano vaiką prisimintų netokį. O sataniugas tiek jo banigaidžiai, mėgst simboliką. Va, čia jau yra ant prikabins. Ir čia galbūt, kad buvo prikabinsis ne tik ant to kryžiaus, bet tas kryžius buvo prikabins ant šitą pastatą. Nes jau ten, bleba dabar nesimatys, bet jau privirinta, pridaryta, žodžiu, neįdomu. O čia va, pažiūrėkit, jokių kryžių, jokių lavonų. O, mama. Bazilika. Nuostabu. Žinau, kur čia esu, bet dar vienas kažkoks oficialus pastatas. Ir nėra Ukrainos vėliavo. Matot, Lenkams pohui. Tai ne lietuviams. Siūskim visus pinigus į Ukrainą, va. Kiek aš čia dabar vaikštau Krokuvui, nėra jokių Ukrainos vėliavų. O tik ką, Lenkai už Lenkų laisvę nekovoja niekas? Kaip suprast dabar? Ha?
Nu, keliauju toliau pro Krokuvą ir galiu pasakyti, pasikeitė ir kvapas, ir jausmas, ir viskas. Nes pamačiau tuos iš Ž raidės. Ir turbūt, nenoriu aš apie juos šnekėti, nes iš karto mane čia supakuos. Aš geriau pajokausiu. Bet žodžiu, va jau, turiu tokį pastebėjimą, kur kryžiai, ten jau nekoks jausmas. Tai va klausimas, ar tie kryžiai buvo prikabinti, aš manau, kad prikabinti, nes šiaip pačioj struktūrai bažnyčių, tų pastatų, jokių kryžių nėra, absoliučiai, biški yra. Bet čia turiu įtarimų, čia reikės pagalvoti, paanalizuoti. Bet, įdomiai čia man. Bet, koks grožis, pažiūrėkit. Kas čia pastatė, aš nežinau, bet tai. Čia Tartarijos buvus imperija, čia visą Europą, Vilniuje tos pačius pastatus galit matyti, tam tikras dalis miesto senamiesčius. Čia viskas yra buvus, tai Tartarijos imperija, kurią jie sunaikino visus gyventojus. Vienetai liko ir čia ilgi istorija, aš čia dabar nepasakosiu, bet kada, kai pramuš skaitliukus, papasakosiu viską. Tai sveikatą. Žiūrint iš šito kampo, tai galiu pasakyti, kad šita bažnyčia buvo užgrobta. Užgrobta ir užvaldyta blogio. Nes, pavyzdžiui, matot, koks yra anas pastatas iš plytų senų. Ir visas priekis jau yra pristatytas. Jau visai kitokios plytos. Matot, kokie dideli blokai, o ten kokie mažiukai. Ir nulipdytas visas priekis. O viduje baisiai smirda ir labai skauda širdį, kai ten įeini. Ir ten šalta, ten tikrai nėra Dievo namai. Iš ten išėjęs jaučiuosi taip gerai, o ten papuolęs jaučiuosi, kad velnias kimba prie manęs. Tai jeigu kas būsit Krokuvai, neikėčia. Nes va tikra bažnyčia. Ir matot, žiūrėkit, pastatyta viskas. Ir užmūrita. Tai va čia buvo kažkas tikro. Viską užmūrė, sugriovė ir pastatė kažką šalia ir užvaldė blogis. Taip kad būkit labai atsargus su bažnyčiom. Tai yra jau daugeliu atveju tamsos namai. Ką tik išsmukau iš to baisaus smirdančio rajono ir sugrįžau į gerą savijautą. Ir koks sutapimas. Nesutapimas, faktai. Vėl pastatytos kaip šventos patalpos. Ir nėra jokių kryžių. Nėra jokių kryžių ant viršaus. Ten yra kažkoks kryžiukas, bet jis jau kitoks. Bet čia ant aukščiausio bokšto nėra jokio kryžiaus. Nėra jokių kryžių, meskit tos kryžius, tai blogas ženklas. Negaliu to dar kol kas įrodyti, bet įrodysiu. Reikia pamastyti biškiai. Mano intelektas veikia lėčiau negu dirbtinis. Čia dar klausimas. Bet šitoj vietoje aš dabar grožiuosi. O tai yra... Jeigu, mano teorija dar viena, jeigu čia visas tos Tartarijos imperijos ir visi tie dalykai iširo vien dėl to, dėl moterų, nes labai gali būti, tai vyrai, jūs idiotai, man gėda už jūs. Nes nėra pasaulyje gražesnės moters ir didingesnio... nėra pasaulyje gražesnės moters ir didingesnio grožio už šitą didybę. Nes moteris, nenoriu aš čia įžeidinėti. Tęsiant apie moteris, ir apie žmonės, bet žinokit, kai aš matau aplinkui tiek žmonių, besidžiaugiančių, su tokia tyra būsena, su tokia tyra jėga viduj, su tokiom spindinčiom akim, kai žiūri va šitą grožį. Žinokit, moteris to nevertos. Ta prasme, šitas grožis sugriūtų ar kad būtų sunaikintas, bet čia tik mano teorija, bet dažniausiai taip ir būna. Ten tam tikri sąjungininkai, karaliai ar dar kažkas susipyksta dėl jų dėmesio, dėl dar kažko. Ir tada prasideda ir karai, ir naikinimai visokie. Tai va, jeigu yra vyrų, tikrų vyrų, kurie sugeba sukontroliuoti savo aistrą ir nori kurti didžius dalykus, būkit toliau vyrais ir atsilaikykite nuo tų pagundų, nes kas atsilaikė, o gal kartu su moterimis, aš to nežinau, bet šneku, kas šauna į galvą, dažniausiai tai būna tiesa. Tai kas sukūrė jie kartu. Tie didingi vyrai, kurie norėjo mylėti žmonės, o ne vieną moterį. Tai žinokit, aš iš tų esu. Aš žmonės myliu labiau negu moterį ar moteris. Nors labai gundu ir labai noriu kartais, bet čia yra išbandymai. Tai atsilaikykit ir mes vėl galėsim kurti tuos dalykus. Gerai, pirmą debilus reikia iš nežinau kaip pavadinti. Nenoriu prisišnekėti, tai
patylėsiu. Tai va, pasižiūrėkit. Nu čia nesimato, kas matosi realiai, bet Krokuva, Lenkija. Buvusi Tartarijos imperija. Dar vienas dalykas. Anksčiau žmonės gyveno pagal saulę. Buvo saulės laikrodis. O dabar mums sako, kad saulė mums kenkia, sukelia vėžį ir juos šviečia per daug. Tai jūs įsivaizduokit, kaip mes nuo šitos didingos imperijos tapom didingais debilais, kuriems galima aiškinti tokius dalykus. Nusispjaučiau dar kartą, bet labai aplinkui daug žmonių. Todėl to nedarysiu. Todėl ir jūs netikėkite tom nesąmonėm, nes saulė yra mūsų, nežinau kaip pavadinti. Be jos nebūtų mūsų. Tiesiog nei gamtos, nei mūsų, nei gyvūno. Todėl visi, kas sako, kad saulė blogai, kad jie, ir kas uždengia ją nuo mūsų, nuo žemės, nuo mūsų tai dzin, žemė svarbiau. Nu, gal nežinau, kas svarbiau, bet taip negalima daryti. Ir aš pyksiu, kol tai vyks. Ir kovosiu. Kiek įmanoma, kaip įmanoma. Ir kovokit ir jūs. Būkit drąsus, nes drąsa užveda. O kai užsivedė, žinokit, gerą. Iš šito kampo labai gerai matosi, kas yra padaryta su bažnyčiomis. Pasižiūrėkit, koks jovalas, kaip baisu. Čia tikrai nebuvo taip statyta tų genialiųjų elitinių žmonių. Pažiūrėkit, košė makalošė, statyta, dastatyta, spalvinta. Va, tai va taip yra su bažnyčiom ir su tikėjimu šiais laikais. Suvelta, privelta, apsukta, susukta ir tikėkit savim. Ir jūs tada atrasit, kas yra tikrasis tikėjimas. Aišku, bus skaudu, klysit, bet žinosit, kad tai tikra. Nes čia tai jovalas, o jomajo. Baisu, baisu, tikrai baisu. Kas yra padaryta iš to, kas buvo šventa. Tikra ir nuostabu. Ką jūs čia padarėt? Ha? Nu nieko, atsimsit. O čia pasigrožėkite, va. Ten saulutė. Va, matot, ten saulutė, o ten saulės laikrodis. Ir ten sako, ten kenkia, o čia tipo statė pagal tai tokius stebuklus. Nu, čia dabar išniekinta viskas yra. Nu, nusivažiavom, tiek galiu pasakyti tikrai. Ir yra žmonių, kurie man priekaištauja. Tu čia piktas, tu čia negatyvas, čia dar kažką. Užsikruškit jūs su savo tais komentarais, su ta meilė. Pasižiūrėkit, vo, dirbtinai užtemdyta saulė, saulėlydis. Tai čia priimt su meilė tokį dalyką, čia džiaugtis. Jūs idiotai, dar kartą pakartosiu. Nes vietoj to, kad turėtume nuostabų, gražų saulėlydį, va visi šitie žmonės, kurie yra aplinkui, galėtų džiaugtis, mes žiūrim į kažkokią peklą. Į kažkokią nesąmonę, kuri dirbtinai padaro taip, kad saulutės nematytume. Saulės laikrodžiai už manęs, o priešais mane dirbtinai užtemdyta saulė. Kaip galima nepykti, jūs beširdžiai. Jūs jeigu turėtumėt širdį, jūs pyktumėt dar labiau negu aš. Nu, gal labiau negu aš nepyktumėt, bet darytumėt kažką dėl to. Nes tai yra didžiausias stebuklas šitoje žemėje sukurtas, tai, nu gerai, gal žmogus, bet jeigu to va šito nebūtų, šito dalyko, tai ir žmogaus nebūtų. Tai dar klausimas, kas čia didesnis stebuklas, saulė ar žmogus. Tai va, tikiuosi, kad saulė bent truputį pasirodys ir nušvies mūsų dangų. O aš kol visos šitos dalykus matysiu virš savo galvos, aš visada būsiu piktas. Nu gerai, būsiu ir linksmas, nes piktis kartais atsibosta. O matau, saulutė paviškiai jau pradeda pasirodyti, tai aš pasistengsiu, kad jim pasirodytų ir padarysim dangui šviesą, o žmonėms džiaugsmą.